Aš pirmą kartą gyvenime matau, kad į va tokius vat indelius būtų pakuojami sūriai. Būtent rūkyti varškės sūriai. Labai įdomu, ką aš čia tokio rasiu. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir ant mūsų stalo 99 euro centai, na galima sakyti euras. Ir tai yra rūkytas varškės sūris, 17% riebumo. Pilos. Na, pieną geriu, kefyrą geriu, dabar valgysiu va tokį va sūrį. Iš tikrųjų, aš tikrai nebūčiau pirkęs, jeigu ne vėl ta prakeiktoji akcija. Ir vėl jūs sakysite, kad aš akcijas gaudau. Ne, aš akcijų negaudau, tiesiog atkreipia dėmesį, buvo prašta 99 euro centai. Nu kaipgi nepaimsi, ypač kai visi ėmė, ne ėmė, o ėmė. Tai ir aš puoliau imti, na bandos jausmas. Gerai, žiūrim, kas čia tokio. Tai yra rūkytas varškės sūris, 17% riebumo. Sudarytas jisai yra iš pasteurizuotų karvių pieno, druskos, pieno rūgšties kultūros. Įdomu, jis bus labai sūrus ir aš vėl pradėsiu verkti, kad man viskas per sūru ar ne. Paragausim, pasakysim. Aha, kilmės šalis yra Lenkija. Na, tai savame aišku, lietuviai niekada va tokio va sūrio nepakuotų į va tokį va, pasakyčiau, vos negrietinės indelį. Na, pasižiūrėsim. Taip, gamintojas yra Lenkija. Na ir ką, daugiau čia nėra ką kalbėti. Ai, tarp kitko, o kodėl nėra? Ai, energetinė vertė yra. Energetinė vertė 100 gramų yra 217 kalorijų. Na, nepasakyčiau, kad labai daug. Tai kągi, atidarinėjam ir žiūrėsim, ragausim, ar verta ar neverta, bet žinokit, kaina tai nereali, tikrai nereali, nu euras, 99, tai tiksliau 99 euro centai. O, kas čia dabar? Nu, gerai. Kaip supratau, šitas sūris yra, palaukit, aš dabar pauostysiu. Žinot, kuo jisai kvepia? Jisai kvepia, nežinau kuo. Jisai kvepia dūmais. Tai yra, va taip kvepia, dar kartą pauostau, kad pasakyčiau, kuo kvepia. Tai kvepia padegusios malkos. Na, tikrai, padegusios malkos kvepia. Nu, paragausiu, pasakysiu, čia jau taip ir baisu. Nu, sūris man toksai minkštokas. Manau, kad lietuvio skonį nelabai tiksi. Taip, varškė. Varškė, kiek jinai procentų, jau 17%, taip, varškė. Nu va, gabaliukas kaip atrodo, ragaujam. Man kad skanu, man patinka. Sūru, bet sūrumas visiškai nemaišo. Varškė. Tokių prieskonių pridėta visokių. Bet tas sūrio parūkymas, tai man, žinokit, grina chemija. Žinot, kaip tokios istorijos vyksta, kad tipo viščiukus, kai rūko, tai tokius kiša juos nerūko, iš tikrųjų, o įkiša tokius cheminius tirpinius tokius, ten įkiša juos, jie tipo įsirūko tame skystyje. Tai toks tarimas, kad ir šitas sūris rūkytas nenatūraliai, o nu, tiesiog, nu, vat, chemija, va tokia, vat, įkišta į kažką taip, daug paragausiu. Nu, va, manot, va, čia balta, čia toksai, nu, lyg apie purkštą būtų. Jo. Bet skanu. Man patinka. Ant samuštinių labai faina užsidėt bus, tikrai. Žitevo, tokia kaip varškė. Šiaip varškė. Varškė su prieskoniais turi. Gerai, daug nekalbam, kadangi iš tikrųjų labai gera kaina. Labai geras skonis. Aš nesu chemikas ir Mendelejevo lentelės neskaitysiu. Ir nesiaiškinsiu, kaip jis yra parūkytas natūraliai, nenatūraliai. Bet man patinka. Aš duodu 5 žvaigždutes. 5 žvaigždutes iš 5 ir šitą prekę. Bet dėl parduotuvėje pirkti tiesiog rekomenduoju.